Sveiki, čia kasdieniai vaikų gydytojos pašnekesiai. Ir aš, vaikų gydytoja Indrė. Ir šiandien noriu pakalbėti labai aktualią temą. Bene kasdieną tenka konsultuoti tokius vaikus ir bene kasdieną svyra rankos. Na, kodėl kiti gydytojai to nežino ir negali padėti tokiem vaikam, kodėl skiriami antibiotikai taip neracionaliai, kad net pyktis ima. Dėl ko noriu pakalbėti, tai apie disbiozę nosyje. Labai daug vaikų kreipiasi dėl to, kad nuolat serga, porą dienų išeina į darželį ir sukarščiuoja, suserga, susloguoja ir kosėja. Arba nuolatinė sloga. Arba dėl to, kad adenoidai buvo išvešėję, lor gydytojai išoperavo, bet vis tiek kaip serga, taip serga. Ir net sunkiau dėl to, kad prasidėjo arba tonzilitai, arba bronchų astma ir net ir būna besikartojantis plaučių uždegimai. Tai šį kartą apie šį aspektą dažnai sergančius vaikus dėl to, kad kvėpavimo takuose ir ypač nosyje pas juos yra disbiozė. Kokie pagrindiniai disbiozės simptomai? Nosyje. Tai yra, kai tik vaikas suserga, iš karto pasirodo žalia, geltona, tai yra pūlinga sloga. Jinai tęsiasi ilgai, 2-3 savaitės, o kartais ir nuolat būna. Tai arba nuolat užburkusi nosis, lor gydytojai sako, nieko čia blogo nėra, bet vaikas nosį krapšto, šniurkščioja, krenkščia, koščioja ir atrodo, alerginiai tyrimai visi neigiami, nes tyrimai aišku padaryta, nes įkrapšto nosį, tai įtariama, kad tai gali būti alergija ir kad nieko neranda. Pusė tokių vaikų nueina pas gastroenterologus ir jiem diagnozuojamas refliuksas ir bandoma gerti vaistus mažinančius refliuksą arba jį stabdančius ir ne velnio tas krenkštimas ir slogos nepraeina. Kiti bando laikytis įvairiausių dietų, manydami, kad tai kažkoks maisto netoleravimas, nes labai dažnai esant tokiom slogom dažnai būna ir pilvo skausmai, na ir aišku, griežimas dantim, apeltas liežuvis, nemalonus kvapas iš burnos ir besikartojantis otitai ir taip toliau. Na, galiu pasakoti daugybę simptomų, ką gali sukelti būtent disbiozė. Tai yra dažnos ligos, dažna sloga, kuri prasideda, na, galbūt ne pačią pirmą, bet jau antrą parą žaliais, geltonais pūliais, na, išskyromis. Mamos plauna nosį su sistema, sako, kamščiai išsiplauna. Ir dažnai gydytojai, ypač šeimos gydytojai, pamatę tokius simptomus, antibiotikai skiriami arba lašiukai į nosį su antibiotikais, nepadeda ir geriami antibiotikai, aišku, būna ir plaučių uždegimai ir ateina pas mane, na, rekordas po 10 antibiotikų dozių per pusmetį ir sako, kodėl nepadeda mums tie antibiotikai. Antibiotikai, labai noriu akcentuoti, nesterilizuoja mūsų, nesterilizuoja viso organizmo, tik sumažina ligas sukeliančių bakterijų kiekį iki tokio lygio, kad mūsų imuninė sistema galėtų užbaigti visą darbą. Paprastai pasakius, disbiozė tai yra gerųjų ir blogųjų bakterijų santykio sutrikimas. Dažnai kalbama ir aš kalbu ir ateityje daug kalbėsiu apie disbiozę žarnyne, kuri lemia daugybę ligų, bet lygiai taip pat pakalbėkime apie disbiozę nosyje. Ir jeigu vaikas, na, tarkim, paprastai peršalo, na, susirgo virusinė infekcija ir yra sloga. Pradžioj bėga skaidri sloga, po to jinai tirštėja, žaliuoja, geltonuoja ir maždaug po 10 dienų arba 2 savaičių praeina. Ar tai yra disbiozė? Ne, tai nėra disbiozė. Tai yra natūralus imuninės sistemos atsakas į sukėlėją, sukėlimas uždegimo ir pašalinimas būtent sukėlėjo, jau tikiuosi, žuvusio. Žali pūliai tokiais atvejais, žalios išskyros, tai nėra bakterija. Tai yra tiesiog įvairūs išskirti cheminiai, na, junginiai, na, būtent mūsų imuninių ląstelių, kurie kovoja su ligos sukėlėju. Bet
Jeigu šalia, kaip mano minėtų simptomų, kad iš karto pūlingos slogos, eina dar ir galvos skausmas, pajuodę pakiai. Loristai sako, kad ten jau supūliavę adenoidai, nuolatiniai tonzilitai, lygiai taip pat ir tas streptokokas gerklėje. Tai jau rodo, kad vis tik tai ne tik įprasta disbiozė, bet tos bakterijos jau kenkia mūsų vaikų organizmam ir mum. Ir jau akivaizdu, kad imuniniai sistemai reikia pagalbos. Nieko nedaryti, laukti, kol išaugs, tai būtų didžiulė klaida. Kodėl? Todėl, kad kai toks vaikas ateina pas mane su tokiais disbiozės simptomais nosyje, aš klausiu, tėveli, mamyte, kuris iš jūsų, kai susergat, neišsikapstot lengvai iš slogos? Kuris iš jūsų nuolat kenčiat, jeigu jau peršalat, nuolat būna sinusitai? Neišspręstos problemos vaikystėje, neišspręstos problemos suaugusiems. Gana dažnai, ypač tėveliai sako, tai čia man nosies pertvara iškrypus. Nemėlėgi, nosies pertvaros iškrypimo metu nosis nebus pūlingų išskyrų iš nosies, ne? Tai tik tai anatomiškai sunkiau kvėpuoti pro nosį, taip kad atkreipkite dėmesį. Turėjau net keletą atvejų, kur mama kaltina gimdymo namus, kodėl pas vaiką stafilokokas žarnyne atsirado ir klykė dėl pilvo dėglių. O aš tai pasižiūrėjau, tėti šniurkščiai, sakau, tėti, bėgam, patikrinsim, kas pas jūs nosė gyvenė. O ten tas pats stafilokokas. Tėtis bučiuoja vaiką, perdoda ir volia, turime bėdų. Kodėl atsiranda ta disbiozė nosyje pirmiausia? Paprastai pasakius, jau čia labai paprastai, mokslų daktarai ir profesoriai, nepykit ant manęs, aš visada bandau išaiškinti visiems paprasta kalba. Tai yra, jeigu imuninė sistema neišmoko atpažinti, kas gera, kas bloga, tam tikrų metų, tai yra per galimybių vadinamą langą, vadinasi, jinai ir neišmoks. Praleistos pamokos visuomet duoda žinių spragas ir klaidingus sprendimus. Kada būtent tas dažniausiai būna galimybių langas? Tai yra pirmieji gyvenimo metai, tai yra ta disbiozė. Ir jeigu kūdikėlis ateina pas mane ir anamnezė, jis turėjo labai stiprius pilvo dėglius. Tikrai, kurie nebuvo tik vakare šiek tiek pakniuksėjo vaikas, bet tikrai, visi kaimynai žinojo, kad namuose atsirado naujas žmogutis. Tuo metu pamokos nevyko. Tuo metu jau buvo disbiozė ir imuninė sistema, kuri turi tuo metu išmokti, kurios bakterijos geros ir kurios blogos, ėmė ir užsiėmė kitais darbais ir pražiopsojo pamokos. Ir tuomet aš taip sakau, nepykite, bet susitiksime su jumis, kai vaikas pradės eiti į darželį ir neišbrisit iš ligų dėl disbiozės. Kiti veiksniai, be abejo, pandemija. Tuo metu, kai vaikai 2 metus nesimokė, jų imuninė sistema nedirbo su virusais ir bakterijom. Visi džiaugiamės, kad oi valio, vaikai neserga, karantinas, o aš mintyse sakiau, jeigu vaikas pradėjo mokytis ir staiga 2 metus mes jį išimam iš mokyklos ir jis 2 metus nesimoko, tai nereiškia, kad po 2 metų atėjęs į mokyklą, jo žinios bus pagal amžių ir jis neturės jokių žinių spragų. Be abejo turi. To, kas pažeidžia disbiozę? Be abejo, konservantai maiste, chemikalai aplinkoj, deja per didelis kišimasis į nosį, tai yra plovimas agresyviais plovikliais, tepalais, atsiurbinėjimas. Vėlgi, viskas, kas žudo bakterijas, žudo ir gerasias, ir blogasias. Ir kai jau gleivinė nosies, apskritai susipainioja, čia ką man tada daryti? Jūs už mane viską darot, o kur tos gerosios bakterijos? Jeigu išplaunat viską, taip, su paprastu fiziologiniu tirpalu ar paprastu vandenuku plaunant jūs tų bakterijų neišplausit. Bet su hipertoniniu arba labai agresyviais tirpalais tikrai galite pakenkti nosies gleiviniai. Be abejo, įvairūs ir purškalai į nosį. Ir gerai, ateina vaikas, kuris nuolat pūlingos slogos, bronchitai, tonsilitai ir taip toliau. Ir aš iš karto sakau, ką loristai sako, adenoidus turite, nes tikrai, kai tėvam loristas tik pasižiūrėjęs į vaiką, sako, viskas operacija, šalinam adenoidus, nes jie hipertrofavę. Adenoidai gali padidėti ir dėl virusinių dažnų infekcijų, ir dėl alerginių ligų. Bet tuo atveju, jeigu yra sutrikęs mikrobiotos balansas nosyje, kas atsitinka?
Adenoidai pradeda, logiškai augti tam, kad neleistų tom bakterijom išplisti į kūną. Tai yra apsauginė reakcija. Uždaro duris, kad nemoka imuninė sistema susitvarkyti su problema, tai gal pavyktų lokalizuoti. Pradeda augti adenoidai. Taip, reikia kartais šalinti adenoidus, kai jie jau tiek išvešėja, kad nuolat kartojasi otitai, kai jau klausa trinka, kai nuolatinės komplikacijos, taip, kaip vaikų jau sakandis trinka, čia jau pavėlavom tvarkyti tą nosį esančią problemą, jau pasiekmes reikia šalinti. Bet kodėl pašalinus vaikai nuolat serga? Todėl, kad pašalinus adenoidus vaikų imuninė sistema tai neišmoksta atpažinti, kas gera, kas bloga. Blogųjų bakterijų padidėjusius kiekius juk nepašalinam operacijų metu, mes tik pašalinam pasekmes. Ir tada dažnai būna, tonzilės pradeda didėti, vėlgi išėmėm duris iš vyrių, adenoidus, atsidarė vartai, kūnas sako, ne, stop, mes turim saugotis, padidėja ir tonzilės. Jeigu ir tas išoperuojam, kas atsitinka, pradeda užsidarinėti kvėpavimo takai, prasideda bronchų astmos. Ir problema neišspręsta, o mes tik slopinam simptomus. Duodam vaistus nuo astmos, kortikosteroidus, kad tik vaikas nekosėtų, nors tik nutraukiam, iš karto vėl astmos paūmėjimai. Kodėl? Todėl, kad išlikusi problema. Tai kas atsitinka, kodėl tokie vaikai dažniau negu įprasta serga, 2-3 dienos darželį ir jau susirgo. Akivaizdu, kad mikrobiota dalyvauja imuninės sistemos apsaugoje. Jinai padeda, pačios bakterijos kovoja su kitom bakterijom, jeigu jos yra geros. Bet jeigu yra sutrikimas nosyje, tai imuninė sistema turi gerokai intensyviau bandyti gelbėti nosį, nes maži vaikai labai mėgsta nosį kaišioti ten, kur nereikia. Ir be abejo, tokia nosies gleivinė jinai visiškai neveikia kaip apsauginiai vartai nuo virusų. Ten yra uždegimas, sutrikimas. Ir aišku, vaikas iškišęs nosį iš namų iš karto pasigaus pirmąjį virusą, koks tik pasitaikys, nes tiesiog neturi kada rūpintis tais virusais imuninė sistema. Ir kai vaikas toksai suserga, paūmėja, kosulys, sloga, kartais ir sukarščiuoja, jis tuo metu reiškia serga 2 infekcijom. Sąlyginai infekcijom. Imuninė sistema puola gelbėtis nuo viruso ir jeigu vaikas kiek paaugęs, jis puikiai mokės su to virusu susitvarkyti, vaikas pakarščiuoja, sloguoja, gerklė raudona, kraujo tyrimas rodys virusinė infekcija, kaip sako, nieko blogo nerodys, nors pūlė jau iš nosies eis. Kodėl? To, kad jeigu kovojam su virusu, sutrinka dar labiau disbiozė ir blogosios bakterijos pajutę laisvę pradeda daugintis. Vaikas tada susitvarko su virusu po maždaug savaitės ar 10 dienų, grįžta atgal imunitetas gelbėtis nuo tų bakterijų ir dar ilgai ir nuobodžiai bando užgesinti, bet gana dažnai klaidingai nusprendžiama, kad oi, čia bakterinė infekcija, o antibiotikai. Antibiotikai tik sumažina bakterijų kiekį, bet į protą imuninės sistemos tai neatveda. Ir vėl tas pats truktų už vadžių, vėl nuo pradžių lyg vaikas pagerėjo, per 3 savaitės sėdint namie tik iškišo nosį ir vėl tas pats. Taip kad, kol neišspręsim disbiozės problemų, turėsim sergantį vaiką. O kaipgi nustatyti, kad yra disbiozė? Kaip nustatyti, kaip gydyti? Daug yra, net aš esu susiginčiusi net pranešimo konferencijoje metu, kad nė velnio nereikia daryti pasėlių, koks skirtumas, ten nustatysim natūralią vaikui florą, tos bakterijos jos ir turi būti nosies gleivinėje, nėra čia ko, vis tiek antibiotikais negydysim. Mano patarimas ir aš pati darau pasėlius. Kodėl? Todėl, kad aš vis tik tai esu ta gydytoja, kur noriu žinoti, kas, ko neatpažįsta į imuninę sistemą, kuriom bakterijom leidžia daugintis, kas ten darosi. Ir todėl išauginus pasėlyje bakterijas, kartais galim žinoti, ką toliau daryti. Tik noriu labai paprašyti mamų, jeigu kartais savarankiškai darysite pasėlį ir niekas jums nedraudžia, bet nepanikuokite tada, kai pamatysite, kad išaugo 3-4
bakterijos. Tada pasiskaito Google'ai, kas tas yra stafilokokas auksinis, kas tas, ir už galvos griebiasi, mūsų vaikas jau miršta, nors tas bakterijas, tą disbiozės jau turi metus. Nepanikuokit, labai prašau, pamatę tyrimus, ne iš tyrimų bijokit, o į vaiką pažiūrėkit, jis taip pat dažnai serga, kaip ir iki tol labai dažnai sirgo. Jis taip pat elgėsi, ne? Nepanikuokit, neskaitot Google, ne? Ateikit pas daktarą, kuris moka koreguoti disbiozę. Tai va, juokai juokais, bet iš tiesų galima pamatyti, kokios ten bakterijos yra. Ir viena iš dažniausių problemų be disbiozės yra streptokokus pneumonija, tai yra pneumokokas. Labai gaila, bet pastaraisiais metais paplito dvi pneumokokų rūšis, kurios neįeina į kūdikystėje skiepytų vaikų nuo pneumokokų tą sudėtį, nes iki Liepos mėnesio vaikai buvo skiepyti 10-valentę vakciną nuo 10 pneumokokų rūšių ir dėja tos dvi rūšys neįeina. Bet parodau grafiką, informaciją, kodėl vaikai vis dar serga pneumokokinėm infekcijom, nors ir paskiepyti. Ir todėl, jeigu randamas pneumokokas, geriausias būdas juo atsikratyti, tai ypač nuo 2 metų pasiskiepyti papildomą pneumokoko vakciną. Jau dabar yra nuo 20, nuo 23 rūšių, į kurių sudėtį įeina ir tos dvi rūšys, kurios labiausiai paplitusios. Ir taip pasiskiepijus per 3-4 savaitės susiformuoja imunitetas ir pneumokoką be abejo imunitetas pašalina, nes imuninė sistema suformuoja atmintį ir pradeda suprasti, kad tas pneumokokas jis nėra norma, tai nėra mikrobiotos normoje bakterija ir todėl jį reikia pašalinti. Na, kaip ir viskas tvarkoj, bet vis tik tai, jeigu yra kitokios bakterijos, ką daryti, kaip išmokyti imuninę sistemą atpažinti. Pirmiausia, mes aišku galim tokiu, kaip vadinu, konservatyviu būdu padėti imuniniai sistemai tuo metu, kai vaikas kovoja su virusu, tai yra mažinti bakterijų kiekį. Tai kodėl skiriami nosies plovimai, skiriami intranazaliniai kortikosteroidiniai purškalai. Visi sako, oi, čia hormonas, čia nuo alergijos. Ne, nosyje yra labai daug kišenių. Ir jeigu kažkur sėdi bakterijos kažkokiuose sinusuose, o gleivinė nosyje tiek paburkusi, kad praktiškai užsidaro kišenėse, įėjimo vartai, tai tada tos sekretas taip po truputį skiriasi, bet tinkamai viskas neišsivalo, plaunant nosį. Vartojant į nosį purškalus, kortikosteroidinius, nueina patinimas ir tokiu atveju lengviau išsivalo visos tos kišenėlės nosyje. Aišku, skiriama tada, vėlgi nesu už įvairius antibakterinius lašus į nosį, bet jeigu jau sprendžiam, jeigu mes dabar neduosim lašų, o bus sisteminė infekcija išplistos bakterijos, tai kartais skiriama, kai mes žinom priežastį, kad laimėti laiko, kol galutinai viską išspręsim, galima. Kartais, daktarai sako, ne, jie neveiksmingi, nereikia. Taip, jeigu mes kalbėtumėm ne apie disbiozę, o apie vienkartinį sinusitą, taip, neveikia tie lašiukai, nepadeda. Bet jeigu kalbam apie disbiozę, šiek tiek kontroliuoti galima. Nes mes vėlgi nesunaikinam, mes tik sumažinam, padedam imuniniai sistemai, kol jinai užsijėmus, kad, tų bakterijų neprisidaugintų per daug ir jos pernelyg neišplistų. Ir kaip minėjau, sisteminiai antibiotikai tik kraštutiniu atveju, mano toks pasakymas, antibiotikai skirti gelbėti gyvybės. Jeigu vaikas nuolat sloguoja ir užburkusi nosis, ar tai jau reikia gelbėti gyvybę? Ne, vaikas dūksta, laksto ir atrodo viskas su juo gerai, tokiu atveju antibiotikai iš viso netikslingai skirti. Valom nosį, gaila, kad nėra Lietuvoje į nosį probiotikų, bet žinau, kad ir Britanijoje, ir kitose šalyse yra, kažkiek jie irgi padeda, nes mikrobiotos gerosios bakterijos veikia konkurenciniu būdu. Jos padaro tokią terpę aplink save, kuri yra nemaloni ir netinka būtent blogosiom tom kenkiančiosiom bakterijom, nes blogų nėra, yra tik per dideli jų kiekiai. Ir aišku, vis tik tai, jeigu nepavyksta tokiu konservatyviu būdu susitvarkyti, būtent šitos problemos, skiriami bakterijų lizatai.
Kas tai yra bakterijų lizatai? Ir aš seniai jau girdėjau ir girdžiu apie juos imunologijos konferencijose. Kalbama ta pati problema, nebeturim antibiotikų, nes bakterijos atsparios, visur dominuoja disbiozė, kaip vaikus išmokyti normaliai kovoti su bakterijom. Tai būtent bakterijų lizatai tam ir tinkami. Tai yra paprastai bakterijos, kurios dažniausiai sėdi nosį ir sukelia tą disbiozę, iš tų bakterijų miltelių padarytas tirpalas ir lašinama po liežuviu, paprastai užtenka gydymo kurso 3 mėnesių, kad imunitetui ateitų į galvą, mes jį išmokytumėm, kad šitų bakterijų, kurios yra bakterijų lizate, negalima jom leistis pernelyg daugintis, nes kai jų bus per daug, vaikui bus blogai. Ir arba suaugusiu, lygiai taip pat ir suaugusiam taikomi. Ir dar kartu bemokydami, na žinot, repeticijos mater studiorum, duodant bakterijas, imuninė sistema kartojasi, kaip kovoti su tom bakterijom ir, kaip vadinu, užsiveda varikliukas. Ir tos aprimusios, aptingusios imuniteto srities, kur skirta kovai su bakterijomis. Ne, tai tokiu atveju per 3 mėnesius mes ir paaktyvinam imuninę sistemą, pamoduliuojam ir pamokom. Ir tada disbiozė susikontroliuoja, kuriam laikui, paprastai tikrai ilgam laikui ir užtenka šitų pamokų, jeigu vis tik tai vaiko imuninė sistema netokia gabi, kartais gali tekti po metų vėl kartoti, na, būtent šitą pamokų kursą, bet tai ne antibiotikai, tai ne labai dirginančios cheminės medžiagos, kiek teko skaityti, vis tik tai anotacijose apraše vaistų nepažymėta, kad sukelia daug nepageidavimų reakcijų. Tai čia tiesiog yra pamoka ir šiek tiek kitaip pasižiūrėjus į imuninę sistemą. Ne tai, kad bakterijos yra blogos, jos žudo ir taip toliau. Bėda mūsų visų ir vaikų imuniniai sistemoje, kad jie nebemoka tvarkyti su bakterijom. Tarša, chemikalai aplinkui, netinkama mityba, stresas. Viskas daro taip, kad imuninė sistema apskritai nebesupranta, ko mes iš jos tikimės, susipainioja, o mums taip norisi, kad mūsų vaikai augtų sveiki ir be tokių visokių, na, klaidų. Ir, na, pravedėm gydymą ar konservatyviai, ar su bakterijų lizatais, sukontroliavom ir klausimas, ar reikia kartoti tuomet pasėlius. Nes taip, gali vėl būti žali pūliai, bet jeigu nėra kitų simptomų ir vaikas per savaitę, per 10 dienų pasveiksta, gerai jaučiasi ir suretės sirgimai, viskas, problemą išsprendėm, bet tai nereiškia, kad vaikai visai nesirgs. Jeigu nesirgs, neišmoks pasveikti, leiskim vaikam mokytis, bet nepanikuokim. Ir dar kas, jeigu pas vaiką randam įvairiausią disbiozę, na, greičiausiai bus pas kažką iš šeimos narių, tėtį, mamą, močiutę ir brolius seseris. Lygiai taip pat apsidairykim aplinkui. Šeima lygiai tą pačią problemą gali turėti ir kentėti nuo jos ir nelaikykim liežuvio už dantų arba neužsimerkim prieš problemą, galima visai šeimai padėti. Kodėl? Todėl, kad kalbama, kad mikrobiota tai yra net geriau negu genetinė medžiaga, kad atpažinti, ar žmonės kartu gyveno. Nes jeigu gyvenam toj pačioj aplinkoje, valgom tą patį maistą, mūsų mikrobiota susivienodina. Ir tai jeigu pas vieną iš vaikų būna disbiozė, greičiausiai ir pas aplinkinius būna, nebent ypač suaugusiam vaikystė buvo ideali, mikrobiota susiformavo taip stabiliai, kad net ir paprastos ligos, ligelės ar antibiotikų keletas kursų per gyvenimą jos neišbalansuoja. Tokie žmonės atsparūs ir tada jie tikrai mažiau serga. Taip kad, manau, šiek tiek aiškiau apie tą bėdą tų žalių, geltonų, slogų, nuolatinių krenkštimų ir, na, atkreipsi dėmesį. Beje, dar noriu paminėti apie auksinį stafilokoką, nes dažnai ateina pas mane kaip pas alergologę, vaikas krapšto nosį, jam labai niežti, bet alerginiai tyrimai neigiami. Stafilokoko paieškokit, auksinio stafilokoko. Jis toks apsimetėlis, kad apsimeta, lyg tai ne jis kaltas, o kad imuninė sistema reaguoja iškreiptai ir sukelia alerginės reakcijas. Nuo stafilokokų dažnai būna ir dilgėlinės, besikartojančios, ir, kaip minėjau, slogos, ir labai dažnai pilvo skausmai, kurie tęsiasi ilgą laiko tarpą. Jeigu kūdikystėje augo stafilokokas, galbūt žarnyne jis jau tiek bėdos nedarys, bet jo reikia paieškoti. Ir dažniausiai kur? Nosyje. Ačiū Jums už dėmesį ir iki kitų susitikimų.